Pirmoji pagalba namuose, kai pradeda staiga svaigti galva. Pirmas, ką turėtumėte padaryti, atsisėsti arba atsigulti. Tai padeda išvengti griuvimo ir leidžia stabilizuoti organizmui. Antras dalykas, būtinai gerkite vandens. Todėl, kad dehidratacija yra vienas iš dažniausių svaigimo priežasčių. Net jei nejaučiate troškulio, gurkšnelis vandens visuomet padės. Beje, jeigu nežinote, koks geriausias vanduo ir kada jį gerti ir kiek jo reikia išgerti, parašykite asmeninę žinutę, kad norite sužinoti daugiau, aš būtinai su jumis susisieksiu. Trečias dalykas, venkite staigių judesių. Kodėl? Todėl, kad ypač staiga atsistojus iš gulimos arba sėdimos padėties, dažnai gali tai atsitikti ir susvaigsti galva. Toliau reikėtų vėdinti patalpas, todėl kad šviežias oras padeda smegenims gauti daugiau deguonies. Beje, suvalgykite šaukštelį medaus. Tai greitas energijos šaltinis, ypač jei svaigimas susijęs su išsekimu arba su žemu cukraus kiekiu. Ar ne? Tai tam tikrai kategorijai žmonių. Beje, galite išgerti mėto ar ramunėlio arbatos, todėl kad jos ramina nervų sistemą ir gerina kraujotaką. Beje, pabandykite ir druskos tirpalą. Tai ypač padeda, jeigu jūsų spaudimas yra per žemas. Pusės stiklinės vandens su žiupsneliu druskos iš tikrųjų gali padėti. Tiek praktikos, o jeigu norite sužinoti daugiau apie vandenį, kaip sakiau, parašykite man asmeniškai.